Sveiki atvykę į naują video. Šiandien esame Maroke, Saharos dykumoje ir važiuojam į... Nežinau iš tikrųjų, kur važiuojam. Iš tikrųjų atrodo viskas taip, negu įsivaizdavau. Aplinkui čia turim ir pastatų kažkokių, ir medžių visokių. Bet kaip suprantu, čia dar nesam pačioje pagrindinėje vietoje, dabar važiuojam į kažkokio kito dropo ir ten persim į kitą transporto priemonę. Ir tęsim kelionę kažkaip kitaip biškio. Kažkieno lagaminai mėtosi ant smėlio. Tikiuosi ne mūsų. Yeah, and I had my laptop in there too. Nu, va, girdėjot, ne kažką situacija. Čia matosi, kupranugariai laisvė tiesiog vaikšto vieni patys. Saugumo reikalavimai čia, kaip mato, turbūt, kad nelabai egzistuoja. Kiek čia mūsų, 20 gal ant to stogo bus, jau ko sukelti esam. Čia gyvena žmonės tokiuose namukose vidury dykumos. Nu ką, atvažiavom prieš savo antros transporto priemonės. Gerai vyksta skarų rišimo pamokos čia. Man irgi reikėtų, nes nelabai išmokau išrišimą tą skarą. Krenta ir krenta vis. Šiaip gerai čia atrodo, ne, aplinkui nieko. Trampein kupranugariai. Rišam skarą, tik nešmarą, tik velniai nešioja Prada, lubos mano Alcantara ir vairuoju golfą mažą. Thank you. I don't have here. Opa. Opa. Thank you. Eikti, bet tai čia faina ant to kupranugario. Fyzė, tu durnas. Kaip mano draugšis dar ir kas man? Gerai, nekanda. Nu ir viskas, išlėkėm, hebra. Šiaip nelabai įsivaizduoju, kur mes čia einam. Pagalvus, kad turėtume šiandien mėgoti kažkokio tai sodybų į vidury dykumos. Tai turbūt dabar einam iki jos. Pagalvus, kad čia mato tiek veiklų, dar turėtume varyti su snowboardu ant smėlio pačiažinėti ir mėgoti kažkiam kaime vidury dykumos. Tai turbūt einam dabar į kažkurį iš tų veiklų. Blemba, bet gaila iš tikrųjų, kiek tam vaikų, kokie 6 metai. Vedžioja kupranugarius, riša veidus turistams. Gyvena dykumoje. Sunku. Gerai, pažiūrim, kur čia esam. Šiaip keista, nes turim 4G intiką vidury dykumos. Tai va, esam prie pat Maroko sienos su Algerija. 6 vakaro. Turim 1 laipsnį šilumos. Ir iki pat 9-10 turėsim 25-26 laipsnius. No. Thank you. Pamečiu mikrofoną į smėlį ir bičiukas paėmė. Tai apsikeitė mikrofoną į 2 eurus. Blema, bet aš dabar galvoju. Tie kupranugariai, jie čia gerai laiko myra. Ar turistam padaryti tiesiog ir baisiai čia kankinami, negerai gyvena jie. Ir nėra jiems čia labai faina. Tikiuosi, kad gerai gyvena tai kupranugariai čia. Kaip atrodo šešėlį gražiai. Neduosi bučką tipo? Nu ir būk toks. Oi, gerai, dabar leidžiamės į apačią. Biški yra čia reikalų. Atrodo, kad mano kupranugariui nėra labai patogu. Kokie šansai įdomu, kad nukristas kupranugaris čia? Tikiuosi, kad maži. Paperdė kupranugaris mano. Nu ką, parkuojamės? Profesionalus. Kiek paėmų kiek minučių, tai baisiai pritrynė kojas, nėra sais labai jau patogu vaikščiot. Fucking Sahara, guys. Didžiausia dykuma pasaulyje. No, you have to one leg here, other leg here. Ah, you want me to do? Yes. Okay. Okay, 1, 2. Eik tu na, blium! Gerai.
Ganėtinai gaidžikas raidas, neslėpsiu. Tikėjausi kažko labiau, wow. Pažiūrim, gal šitom geriau bus biškį. Kažkaip nenustepčiau, kad būtų dar blogiau. Yeah! Nu ką, snowboardinimą ant smėlio vertinčiau ganėtinai gaidžišką veiklą. Snowboardas neturi jokių prisegimų batam, šitie nepriveršti, dugnas neišvaškotas. Nu žodžiu, paruošta turistams konkrečiai. Okay, I haven't done backflip in like so long. Neither. 1, 2, 3. Let's go. Cleaner one. 1, 2, 3. Now I hit the sand. Nice. Yeah, actually, pretty good. Close. I just need to put it like well in your... Wait, you ready? Yeah. You ready, guys? Yeah. 1, 2, 3. It slipped. Saulėlydis dykumoj, vėjo beveik nėra, smėlio beveik nėra į akis. Laukia 2-8 laipsniai. Pasakėlė hebra, wow. Saharą iš tikrųjų nežinau, kaip įsivaizdavau. Turbūt ne taip. Aišku, čia nėra, kad čia labai jau būtų giluma, to Saharos čia dar toks kaip labiau kraštas. Aš įsivaizduoju tik, kad tie kalnai visi didesnė bus, nėra čia tokia didelė. Bet galbūt biškį toliau kažkur yra. O dabar pažiūrėkit saulėlydį ir pasimatom jau mūsų gyvenvietėje. Iš tikrųjų čia ne kupranugarė, kadangi jie turi tik vieną kuprą, vadinasi. How are these things called, Domi? Dromedans. Tai va, ne kupranugarė, o drumedanai vadinos. Ponia drumedane, varom pasivaikščioti. Gerai, dėja netvedė mūsų čia su pačiais kupranugariais iki vidaus. Teko patiem biškį paėjėt. Bet atrodo visai neblogai, kur čia būsim pakrytę. Cheers. Pavaišin arbatėlę tik atvarius. Kartoka. I like this age. Bet aš galvoju, kad mes čia be elektros gyvensim, be vandens, be nieko. Pasirodo, mes čia ir dušą turim, ir elektrą, viską, tai čia iš vis pasaka. Ką žinau, mes čia tikrųjų kaip dykumoje, tai čia mes kaip karaliai valgom, maistelio pridėta viską, pavalgom ir tada nusimato vakarėlis dykumoje, susimatom už 3, 2, 1 ate. Nu ką turim, 16 laipsnių aliuką, paragaujam kažkaip per myžalas. Eik tu na, kokio žiaurumo tu durnas. What the fuck, kas gali gerti tokį šūdą? Tu durnas 16 laipsnių. Nu, na, hebra, kaip tepalą, gal zotą gertum. Atlas. Skardumėlis. What the fuck? Labas rytas. Nežinau, ar iš nukelio matosi, bet ganėtinai sunkiai buvo atsikelta. Turim 6 ryto. Ir na, hebra pasakysiu, varom pusryčių karočią valgyt. Eik tu, na, tu durnas. Savo sąstai turiu 3 valandas miego šiandieną.
Nu ką, šiandien pusčiam turim batoną su džemu. O papa, va čia tai karališki pusryčiai, negaliu patikėti. Nu ką, transporto priemonės paruoštos, važiuojam. Oi, tu. Bra. Jis toks chill. Tu chill ar ne chill? Chill, ne, konkrečiai chill. Motherfucker, so chill. Nu ką, žinau, casual rytas toksai ganėtinai. Šokiam prie nugarių ir varai pasivaikščiot. Jo, mums busikė sakė visiems užsiekti diržus. O dabar mes taip važiuojam ant stogo užsilipę. Bet šiaip žiauru, mes čia atvažiuojam ekskursijai, o čia žmonės tai gyvena tokiuose namukuose. Ir čia tikėtina neturi nei interneto, nei tūliko, nei vandens nuleidimo, nei vandens galimai, nežinau iš tikrųjų. This one? Yes, this one. Yes, Did perfect. you forget it in the car? Okay, in So it where? is in this one. In here? Okay, okay, so it fell. Okay, thank you very much. Galvau, kad pamečiau savo megztinį. Let's go. Atrado. Aleliuja. Kaip man čia per stipriai prigauta ta fūra? Aš tai manau, kad perfect amount. Čia kaip įdomu, kadangi saulė yra tiesiai virš galvos, beveik nieks nemeta šešėlio. Pažiūrėkit, namas pavyzdžiui, ir aš einu aplink namą iš visų pusių. Ir čia toks minimalus šešėlis, bet tipo beveik nėra jokio. Tik čia tas namas kažkoks skęsta po vandeniu. Negalvok šitą, kad matysiu Afrikoje namą, kuris skęsta. Nu va, gyveni ir mokaisi. Grįžti atgal į Marakešo miestą bendrai 9 valandas kelio. Tai realiai šiandien tiesiog visą dieną važiuojam ir vakare turėtume pasiekti. O dabar visi, kol pietus valgo, aš čia jau šopo paieškoti. Tik nelabai įsivaizduoju, kur čia galėtų būti šopas tokioje vietoje. Po 15 minučių ėjimo galimai radau pardę. Apsiprekinau biškį senukų, blem bičiai tose pardėse. Ant jokių produktų nėra kainos sudėję ir visiems vietiniams sako vieną kainą, ateina turistai, kitą kainą visiškai sako. Tai tipo nėra, kad baisiai jau malonu būtų. Jalla, jalla! Toks transitionas. Visą dieną važiavom nusikalęs, jau baisiai esu. Einu į dušą, einu pašykti ir varom į miestą, žiūrėt koks veiksmas. Tokia lėkštė maistelio, 14 eurų. Ką žinau, gal visai normaliai. Skanaus man, skanaus ir tau. Ir dabar ateikime pačią labiausiai crazy aikštę visą Marakeše, kur vyksta belė kiek veiksmo kiekvieno kampo. Dabar turim sekmadienį 11:30. Nu ir pažiūrim, ką pasiūlys. Laikas dabar jau dėrėtis. 1 for 30. Can you make this 2 for 50? 70. Can you make this 2 for 50? No, it's fixed price. But I'm thinking like in this also. All together 70. 70. Okay, okay. Neapvyko, račiau nusidėrėt. 3 eurai, 3 eurai euras. Nu ką, žinau, čia vakaras ir nelabai šokio veiksmų yra iš tikrųjų. Biški liūdnai čia atrodo viskas. O normaliai šiukšlinėlis, ne? Čia restoranas, prie valgymo vieta tipo padaryta. O kėdės pakuoja žmonės. Opa. Rolexiukai, AP, Omega. Ko tik nori. What is this? Ooh, strong. Smell? Oh, this is menthol. That's yeah, menthol. Crystal menthol. I have this. It's like same. You know? This Morocco? This? No. No, in Thailand. Thailand. Yeah. And what is miswak? Ah, This baton. oh, it's like toothbrush. Yes. This. Cup hair and How much is this? 10 dirham. 10 dirham. Yes. And you just like buy it, yeah? Just like this. Uh-huh. Do you accept euros? I have 2 euros. I don't have much, no more dirham. To buy one, two. No, for 2. Yeah? Okay.
Yes. Okay, thank you. Ciao. Suviliojo mane. Tiesiog pagalys tipo, tu tą pagalę nukandi ir ta zubrini dantis. Sugalvojau tokią atrakciją. Padovanosiu šitą nadušę petuką vienam iš jūsų. Viskas, ką jums reikia padaryti. Dabar nueiti komentarus. Komentaruose parašyti what do they need to write in the comments to win this? Their favorite place to shit. Parašykite komentaruose savo mėgstamiausią vietą, kurioje jums patinka nusišikti ir laimėkite šitą natūralų nadušę petuką iš Maroko. Nugalėti išrinksiu kitame video kitą ketvirtadienį. Yeah. Okay. But what about this? Marrakesh? You from Marrakesh? I am from Marrakesh. Okay. Marrakesh, Sawera, Agadir. Okay. What is this? Agadi? Huh? No, I think it's okay. Marijuana. No, it's okay. Okay. I don't smoke. Okay. Yeah. Welcome. You have camera. Yeah, but I'm not filming now, don't worry. Okay. Welcome to Morocco. Okay, thank you. Agadir. Nu ir va tokie bičiukai kaip šitas, kurie prieina ir siūlo hašo, dūmų. Kas 3 minutės prieina ir pasiūlo. Tai vienintelis, kurį pavyko užgaudyti. Jeigu būtų žinojęs, kas yra Lietuva, tai būčiau gal ir nupirkęs šitą hašiuką, bet dabar sakau, ar žinai, kas yra Lietuva, sako, ne, nežinau. Nu, tu nežinai, tai pats kaltas. O dabar pramogas baigęs, nebuvo, kad labai jau daug veiklos čia priveiktume, bet kad biški miręs miestas, tai ką padarysi? Lekiam. Akcija, atrakcija. Akcija, atrakcija, bazaras. Viskas hebra. Iki ryt. Labas rytas. Varome Marakešo miesto turą. Make your shopping, slowly, you go straight on to the big square. Okay, thank you. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. No foto. Gerai, kad aš video darau. Ikėjos lempos skyrius. Jo, atrodo kaip Ikėjos lempų skyrius. Nelabai sužinau, kas čia galėtų atvažiavęs. Kaip turistas tiesiog nusipirkti tokį veidrodį ir tokią lempą. Ir vežtis kažkur į savo šalį. O pamartas Stankevičius tokių fotografiją. Ir Marakešė atsidaręs. Tada atėjome tik kažkokią turistinę vaistinę, kur mumis baisiai gydė pirkti visokius aliejus, tepalus, vaistus, vitaminus, prieskonius, žodžiu, beleką siūlė ir nuo visko gydo tie dalykai. This one is herbs, it's medicinal herbs, yes. It's for sinuses, migraine, headache, blocked nose, asthma allergy, clean the nose. Короче, ant visko šitas tinka. Snoring, for the people who snore on the nights. Doesn't smell. Va čia tai aliejus. What the fuck is this? Kodėl šitas dalykus duoda? Jie toks turi šiek expectations, kad mes čia tiek nusipirksim. Man tai įdomu, kas tas spalvotose slovikose? Atrodo kaip kažkoks narkotikas. Parduotuvė, kurie gydo absoliučiai nuo visko. Jeigu sergi vėžiu, jeigu turi diabetą, jeigu tavo draugas serga vėžiu, tu išgeri pasveiksta. Turi visko nuo visko. We'll go beard. Can I check it up? Okay. Tiesiog taip marketas ir prie marketo laiptai viršų. Pažiūrim, kas čia gero. O papa. O papa. Nu faina. Aišku, galėtų čia būti labiau susitvarkę. Bet neblogai visai. Gerai, ką dabar parodysiu magijos triuką. 1, 2, 3. Nu ką, tranzitionas įvyko, biškį keletą draugų pakeitė savo lytį, bet kaip sakoma, priėmėm visokius. Nu ką, dabar viskas, šitą mano kelionė atėjo į pabaigą. Tikiuosi jums tiko, patiko, pritiko ir užtikot kažką faino. Nepamirškite komentaruose parašyti jūsų mėgstamiausią vietą nusituštinti, kad laimėtumėte dušę petuką.
Parašykit komentaruose, kas patiko, nepatiko. Paspaudykit like, subscribe kaip visada. Ir susimatom, kaip ir kiekvieną kartą, kitą ketvirtadienį. Iki!